Šiandien 2 bituose. Android naujienų vakarėlis. Pristatytas Gemini Intelligence, kas naujo laukia Android 17 ir kuo pavirs Chromebookai. Apple nubausta $250 milijonų bauda už prižadėtas, bet neįgyvendintas Apple Intelligence funkcijas ir sklando gandai, kad pasirodys AirPodsai su kameromis. Aš ir daug kitų analitikų spėja, jog šie metai bus labai didelio įsilaužimų kiekio metai. Kas vyksta ir kaip nuo to saugotis. Elonas Muskas ir Samas Altmanas bylinėjasi dėl OpenAI kompanijos. Nepatenkinti tuo, kiek nedaug verslai naudoja jų paslaugas, OpenAI ir Anthropic pristatė naujus planus eiti į įmones ir padėti joms pritaikyti dirbtinį intelektą. Anthropic naudos SpaceX pajėgumus, kad ranintų savo Claude modelį ant jų. 2 bitai. 2 bitus remia Vilnius Tech. Labas visiems. Iš Audioteka studijos Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, 2 bitai. Labas, Jonai. Labas, antras bite. Labas, pirmas bite. Šliurptelsiu arbatos. Nežinau, ar visi išgirdo, galima dar garsiau padaryti. Smagu sugrįžti po atostogų, pailsėjau, įdegiau. Matosi? Taip, matosi. Taip. Pirmas dalykas, ką noriu papasakoti. Atostogose daug naudojau Claude'ą. Kažkaip jau perėjau nuo ChatGPT ant Claude. Ir labai patiko naudoti connectors. Arba ką ChatGPT vadina apps. Taip, kur sujungi. Ir vietoj to, kad klaustum, kur man keliauti, ką man čia pamatyti, arba kur man nakvoti, paspaudi Bookingo konektor ir klausi, kur nakvoti, ir tau iš karto meta atsakymus iš Bookingo. Čia kaip toks MCP serveriai, galima sakyti? Taip. Per MCP serverius dabar tie konektorius vyksta, jų labai daugėja. Labai patogu, nes tu balsu pasakai, biudžetas toks, tarp to ir to miesto turėtų būti nakvynė šiąnakt ir panašiai. Ir kitas patikęs konektorius yra programėlė AllTrails, kur labai... žinau AllTrails, nuostabi programa. Labai nuostabi programa, kur jeigu haikini, be jos aš net neįsivaizduoju, kaip galima haikus eiti. Tai taip pat yra jos konektorius, kur paspaudi ir sakai, šitoje vietovėje noriu tokio ir tokio haiko, tiek pakilimas, tiek laiko turėtų užtrukti, turėtų būti prie ežero ar upės ir suranda 5 haikus. Labai patiko. Wow. Labai naudinga buvo. Rekomenduoju visiems. Ką tu užsiėmei tuo metu? Aš papasakosiu istoriją. Aš bandžiau susitvarkyti savo namų serverių ūkį ir buvo nelabai sėkminga istorija. Tai aš turiu dabar 2 serveriukus, kurie mano namuose burzgia. Tai vienas yra tas mano išmanių namų Home Assistant serveriukas, kuris tvarko visas šviesas ir automatizuoja viską. Ir kitas yra mano OpenClaw robotukas. Ir aš galvoju, kodėl turėti 2, jeigu galima turėti 1. Tiesiog daviau užduotį tam OpenClaw, tiesiog perkelti mano išmanių namų serverį į savo paties kompiuteriuką. Netrodo labai sudėtinga, jisai sako, oi, čia tikrai paprasta, imsiu ir padarysiu. Gražiai viską sukūrė virtualią operacinę sistemą, nuklonavo duomenis, šaunuolis. Aš tik tai sakau, jo kažkaip tinkle nesimato tos virtualios operacinės sistemos. Jis sako, aha, žinau, ką reikia padaryti, suinstaliuosiu tau kažkokią naują bridžą, paleisk šitą komandą ir tuomet viskas taiga veiks. Aš nežinau, ką jis daro, bet sakau, okei, paleisiu tą komandą, paleidau ir puf. Jis visiškai dingo nuo tinklo, niekaip nebeįsijungia, nei ekranas ten užsidega, kai bandau jį prikelti, tiesiog pats save nusprogdino, nieks nebeveikia, reikėjo po to net išimti diską, prijungti prie kito kompiuterio, tam jog vėliau jais padėtų atstatyti. Hard drive išimti? Jo, nes niekaip kitaip nepavyko prisijungti prie jo normaliai. Bet čia tavo atsarginis serveris, ar ne? Tarsi čia ne tavo kasdienis kompiuteris. Ne, tai nebuvo taip blogai, bet šiaip tai, jo, nesitikėjau, jog bus taip. Bet pavyko jį atgaivinti su kito jai pagalba, tuomet prikėliau jį ir pirmas pasisveikinimas buvo, ką tu čia savo pridirbai, ta prasme, kodėl tu nusprogai ir toks, oi, aš netyčia, taip reikėjo suprasti, jog aš save nusprogdinsiu su šitą komandą, kitą kartą tokios klaidos nedarysiu. Wow. Tai tu jau papuolį tą naujienų tematiką, kur vis daugiau tų naujienų, kad OpenClaw ar kitas agentas ten nukilino serverį, suištrinė programą. Ir tada atsiprašo ir sako, oi, daugiau nieko nesugadinsiu. Kas nors galėtų rinkti vieną vietą, tas visus atsiprašymus tų visų agentų, nes jie tai puikiai daro. Taip, jie ten sudegina ir atsiprašau, aš tikrai neturėjau tai padaryti, man, crazy. Taip. Žodžiu, o šiaip tai pagrindinė naujiena šiandien tai viena yra Androidai, ar ne? Nebent dar turim smulkių, bet didelė naujiena, kas įvyko prieš dieną, Android
Google'as pristatė Android Show. Atskirą show pristatyti visiems Android naujienoms ir dar po savaitės turėsime pagrindinę Google naujienų renginį. Konferencija, nes iš tiesų daug metų buvo toksai, galima sakyti, tono pokytis, kada jie iš AI, Gemini, AI turėdavo pereiti, ir dar turime Androidą, kurį žmonės iš tiesų naudoja. Tai jie dabar jau, man atrodo, 2 metai yra kaip iškėlę Androidą iš konferencijos, atskiras vakarėlis, kur gali papasakoti, kas nauja būtent bus Androide, o jau po savaitės mes linksniuosime Gemini, AI, Gemini. Galima turbūt, nežinau, nealkoholinio gerimo žaidimą padaryti, turbūt bus 55 kartus pasakyta viskas apie AI. Bet šiaip teisybės dėlį, aš žiūrėjau to renginio irgi video, aš esu nustebęs gana maloniai, bet to, kad mes dabar pristatysime, ką jie naujo pristatė ir visa tai iš esmės yra pažadai, mes nieko iš to neišbandėme praktiškai. Net beta dar nėra išėjus, aš labai norėjau išbandyti tai, ką pristatė, net jų Pixelio, bet dar neturiu. Taip, realiai vasarą bus galima tai išbandyti Pixeliuose ir naujausiuose Samsunguose, tai viskas yra pažadų lygmenyje, bet jie pribėrė daug naujienų, daug funkcijų, daug, kaip veiks ateityje telefonai ir Androidai, tai papasakojim apie tai. Visų pirma, tai dar prieš renginį buvo labai daug tokio hypo, galbūt jie pristatys naują dizaino kalbą, nes jų plakatas to renginio buvo toksai stiklinis Androidas ir visi galvojo, čia pagaliau bus Google atsakas į Liquid Glass ir pagaliau pereisime iš tų 10 metų senumo material dizaino į kažką labai šviežio ir įdomaus ir naujo. Tai jie pristatė naują dizaino kalbą, bet dėja jinai ne bendrai operacinės sistemos, o tik tai Gemini Intelligence kalba, kuri šiaip atrodo labai gražiai, tokia su bliurintais kraštais ir tokiam labai gražiom animacijom, bet dėja tik tai Gemini, ne bendrai operacinės sistemos, o aš jau taip džiaugiausi žiūrėdamas į tai. Man tai atrodo šiek tiek pakopijuota nuo šito Glass, Apple viskas. Jo, bet tik tai Gemini, visos programos lieka kaip atrodo ir aš toks, nusivylęs kiek. Bet visgi, jų pagrindinė pirma naujiena ir buvo tas Gemini Intelligence ir jie taip drąsiai, garsiai sako, jog staiga čia jau nebe operacinė sistema, o intelekto sistema. Nežinau, labai skambiai skamba, ypač turint omeny, jog kai lygini su tuo, kas buvo Android 16, tai nėra tiek jau daug žingsnių į priekį padaryta, bet yra keletas žingsnių. Tai visų pirma, jie pabrėžia tai, jog tas Gemini Intelligence yra toksai sluoksnis ant visos operacinės sistemos, kur Gemini mato visų programų informaciją, kas yra ekrane ir ką galima daryti. Ir sako, jog tai pereis per visas jų platformas. Tai prasidės nuo telefonų, bet po to pereis ir į automobilius, laikrodžius, akinius ir net nešiojamus kompiuterius. Taip, keletas pavyzdžių. Jie, pavyzdžiui, sako, jeigu per Gemini paprašysi surask paskaitų aprašą, jis Gmail'e jūsų ras kažkokį galbūt universiteto paskaitos aprašą, suras ten knygas ir jas sudėsi pirkinių krepšelį. Arba jeigu paspausi mygtuką Noteso programėlėje, galėsi pasakyti, kad iš visų šitų užrašų padaryk man pirkinių krepšelį pristatymui. Ar ne? Čia keletas dalykų, ką jis pristatė? Bendrai, tai visos tos demo man jau labai pradeda kartotis. Ir aš pradedu ieškoti, kas yra negerai su šitom demonstracijom, nes vėl jie rodė tą standartinę demonstraciją, kur padaro plakato nuotrauką ir sako, įdėk į kalendorių. Arba atsidaro ten tą koncertą ir sako, nupirk 2 bilietus. Aš nežinau, kas taip daro, žinai. Kas iš tiesų naudoja... Nedaro, nes tai niekada neveikia gerai. Tai iki šiol niekada gerai neveikia. Bet aš atsimenu... Bet ar tu leistum AI nupirkti bilietus už tave į koncertą? Surasti juos? Leisčiau. Okay. Leisčiau po to iš tiesų apmokėti, kaip jiems nori tu tą daryti? Man atrodo, vieną kartą apmokėjęs, sakytų, radau tos bilietus, ar nori, kad nupirčiau, sakyčiau taip. Ir jeigu tai pavyks, aš sakyčiau, why not? Okay, tu galvoji, neleisčiau? Nežinau. Man tai toks rizikingas reikalas, ypač dabar, kai kartais būna visai brangus dalykai. Taip, nežinau, Google, man atrodo, kartais tose demonstracijose įsivaizduoja, jog žmonės veikia kitaip, negu iš tiesų veikia. Pavyzdžiui, jų kitas demo, kurį pasakoja, buvo, jog, tu keliauji į naują miestą, tiesiog duok vėlgi AI išrinkti ir nupirkti tau turo gidą. Ir vienas iš tokių, vėlgi, youtuberių gerai pastebėjo, jog tu praleisi tame ture visą dieną. Ar tikrai nenori praleisti 5 minučių pažiūrėti, apie ką jisai bus ir pats nuspręsti. Žinok, aš praeitą savaitę keliavau kelionėje ir Klodas man parekomendavo ir haiku, ir nakvynių. Ir aš dariau ant savęs tokį gerą eksperimentą ir, žinok, buvo puiku. Ar ne? Buvo puiku. Geri haikai, geros nakvynės. Aš buvau, oh my god, ir man nereikėjo ten daug sugaišti laiko. Aš jaučiausi, buvau lankstus, tai man tai leidžia. Ir parekomenduoja
5, tu jas palygini, atsidarai tą patį bookingą, pažiūrėk, kad, tas pats, žinai, ir jisai atrinko jau kaip ir geriausius variantus ir pasibukini daug negalvodamas. Tai, žinok, aš manau. Tas iš demo labai gerai tau viskas veikia. Taip, ir be to, palyginus, ką Apple Intelligence pristatė prieš metus, čia pristatyta gerokai daugiau ir gerokai konkretesnių pavyzdžių ir netgi, sakyčiau, labiau exciting, nes, pavyzdžiui, jie pristatė tą Rambler, ar ne? Jo, tai labai gera funkcija, noriu jos. Diktofoną Google klaviatūroje paspaudi mikrofono mygtuką ir diktuoji, ir esmė tame, kad gali diktuoti su visais mėtyti, sakyti, gali sakyti, aš persigalvau, nebesakyk taip, pasakyk kitaip, ir jisai interpretuos visą tą tekstą ne kaip tiesiog reikia transkribuoti, bet bandyti suprasti, ką tu nori iš tiesų pasakyti. Taip, tiesiog parašys, labas Jonai, susitinkam kitą trečiadienį, o tu gal kalbėjai ten 5 minutės ir garsiai balsu sprendėjai, ką tu nori pasakyti, ar ne? Tai amazing, puiku, ir netgi šitą funkciją veiks tarp kalbų, tarp skirtingų kalbų, tarp anglų ir kitų, kas irgi yra šiaip labai žmogiška. Man atrodo, iš vis, ką pristatė Google šitoje prezentacijoje, yra taip arčiau eilinio žmogaus. Sutinku. Nes taip eiliniai žmonės naudoja. Aš kartais su dirbtiniu intelektu pusiau angliškai kalbu, pusiau lietuviškai, tada vėl angliškai pats pasimetęs. Tai man patiko šitą funkciją, panaudojama konkreti praktiškai. Dar 2 tos Gemini Intelligence funkcijos, kurias pristatė. Vienas yra toksai žymiai protingesnis autofill, kur dabar jisai veikia tiesiog per tavo kontaktinius duomenis, kai susivedęs gali ten tavo telefono numerį, adresą, nežinau, shipping laukeliuose užpildyti. Jie čia pateikia pavyzdžius, jeigu tu nuotraukose turi savo paso nuotrauką arba automobilio nuotrauką ir tau reikia suvesti, tarkim, automobilio numerį arba paso numerį, tai jis turėtų atpažinti, jog, čia tavo pasas, aš galiu iš jo nuskaityti tavo paso numerį ir pasiūlyti jį suvesti į tą formą. Ir čia yra amazing. Iš tiesų, čia yra amazing, čia yra tai, ko eilinis žmogus nori iš dirbtinio intelekto. Turiu online formą, man reikia atsidaryti nuotrauką ir išrašyti tekstu paso ten dokumento numerį. Ne, padaryk už mane, bim bam padarė. Ir čia tas Magic Q pikseliuose, kuris atsiras, pavyzdžiui, kad tau draugas parašo Gmailą ar SMS-ą, klausia, kada skrydis. Ir tau iš karto telefonas pasiūlo iš tavo boarding passo, kuris yra, galbūt irgi Gmailą pasako, kad va tą ir tą valandą paspaus siūsti draugui, kad išsiųstum tą informaciją. Mes to norim. Jo, tas tiesa. Ir dar viena funkcija yra Create My Widget, kuris leis tiesiog su AI pasakyti, aš noriu turėti tokį tą home screen, taip sakant, widgetą, nežinau kaip lietuviškai, bet tokie didesni už ikonas dalykėliai. Ir gali kokį ten, jie sako, gali kokį tik nori susigalvoti ir jis tau jį suprogramuos ir įdiegs. Aš manau, čia šiaip reikia truputį nusivilti, pasiruošti, nes mačiau, ką žmonės svaigsta, jog jie galės pasakyti Gemini ir aš kaip programuotojas žinau, jog čia toliai iki to, nes jų pačių pavyzdžiai buvo žymiai paprastesni, pavyzdžiui, tiesiog kiek dienų liko iki mano maratono. Jo, tą labai paprasta padaryti, bet kai žmonės sako, aš noriu tiesiog widgeto, kuris rodytų, kokie renginiai aplinkui mane vyks rytoj, sėkmės su tuo. Kitas pavyzdys, kurį rodė, labai žmogiškas, paprastas, sako tas pristatinėtojas, prezentuotojas, aš noriu orų programėlės, kuri rodytų tiesiog lietų ir vėją, nes aš su dviračiu važinėju ir man tai aktualu, visos kitos informacijos man nereikia, padaryk widgetą, kur būtų tik tai šitą informaciją. Ir puikus panaudojimas. Aš turiu idėją, manau, kad įgyvendinama, tai yra paspaudžiu widgetą mygtuką ir tai yra, gal ir neįgyvendinama, paspaudžiu mygtuką ant ekrano ir įrašau balso užrašą kažkokį, sapnavau, kad valgau grikius, ką tai reiškia. Arba... Čia visas appsas, ką tu čia vaibadini. Bet aš tiesiog norėčiau, kad iš mano balso užrašų savaitės gale gaučiau apibendrinimą tą temą iš visų įdomybių, kurios man nutinka galvoje 3 kartus per dieną. Skamba labai gerai, bet čia jau appsas, ne? Čia jau appsas. Bet žinok, susivaibkodintum, jeigu norėtum. Gerai. Tai čia gal ir per... Bet cute, patiko man šitą. Labai linksma, taip. Kitas dalykas, tikriausiai, nežinau, kas dar iš šitų, nes... Tai po to ėjo bendrai Androido naujienos. Tai čia tikrai verta pristatyti, nes jų yra net keletas kategorijų, tokių visai įdomių. Visų pirma, tai Android 17 beta jau kurį laiką egzistuoja, ją galima prisiųsti, bet jie nebuvo jokių vartotojams tokių paprastai prieinamų funkcijų ir tiesą sakant, iš viso nieko įdomaus nebuvo. Tai viską ją laikę galima pasakyti slaptai iki šito pristatymo, kas nauja bus. Ir pirmas didelis blokas tų funkcijų yra, galima taip tiesiogiai sakyti, influenceriams. Ir tai, kiek jie lygino konkrečiai, cituodami iPhone'ą, yra labai akivaizdu, jog jiems skauda dėl to. Jiems skauda, jog labai daug influencerių naudoja iPhone'ą, postinti Instagramoje. Tai vat, pavyzdžiui, viena funkcija yra, jie sako, mes dirbame su Meta tam, jog
su Instagramą įkelti vaizdai atrodytų taip gerai kaip iPhone'e. Ir dabar mes apklausime žmonės ir sako, jau mes nebepastebime skirtumų. Ok, labai gerai. Kita funkcija, kurią pristatė, vadinasi Screen Reactions, kur tu gali įrašinėti savo selfie video ir tai, ką matai ekrane, ir tada iškerpa iš tavęs foną ir gali turėti labai populiarų tokį Reelsų formatą, kur žmonės tiesiog rodo ekraną ir jų kalbanti galva komentuoja tai, ką mato ekrane. Na, Instagramas ir TikTokas turi green screen efektą, kuris padaro tą patį šiaip. Jo, tai čia jie tą pristatė kaip operacinės sistemos funkciją. Na gerai. Ir aš, šiaip tiesą sakant, į tą pačią kategoriją įdėčiau emoji redizainą, kuris yra žymiai artimesnis Apple'ui. Žmonės net truputį komentuoja, truputį nusižiūrėjo namų darbus vietomis, nes ten visiškai dėliais spalvas pradeda sutapti, bet bendrai į pliusą. Žymiai geriau jos atrodo, labiau 3D, tos plokščios Androido emoji ikonos man jau buvo labai atsibodusios, tai jėga. Gražus emoji. Okay. Aš tai manau, kad dauguma žmonių naudoja tos pačius 3-4 emojus ir čia no big deal. Bet gerai, tebūnė. Kita didelė naujienų kategorija yra Google Book. Pristatyti Google nešiojami kompiuteriai. Jo, šitą jie buvo pasilikę pačiam galui kaip tokį didžiausią siurprizą ir iš tiesų nėra jog labai daug žinome apie juos, jie pristatė tokius tik tai plius minus, vėlgi, aukšto lygio apibūdinimus, kaip tai turėtų veikti, bet iš esmės jie paėmė Chromebookus, paėmė Androidus ir juos suklijavo taip, jog tai nebebėra tiesiog Chrome OS, kaip buvo anksčiau, iš esmės tai yra didelis Androidas. Ir ten visi laukeliai ir mygtukai atrodo kaip Androidai ir Chrome'as pasileidžia kaip arčiau Androido programos, bet jų viltis yra, jog tai bus naujas rimtas konkurentas laptopuose. Taip, reikia paminėti, kad tai nėra kažkokia Google gaminamų laptopų serija, tai yra Asus ir kiti žinomi gamintojai, kurie tiesiog turi seriją kartu su Google. Ir iš tikrųjų tai reiškia, kad jie Chromebookus palengva išstumia lauk ir dabar bus tas naujas žodis ilgesnis Google Bookai. Whatever. Ką įdomaus pristatė šitose funkcijose, tai mažiausiai įdomu, kad galima bus telefonų programėlės turėti tiesiai kompiuteryje. Aha. Tai atrodė man naudinga ir įdomu, atsidarai ir gali viską, bent jau jie rodo, kad bemaž viską, ką valdai ten Google Pixelyje, gali valdyti kompiuteryje. Jo, ir Apple'as tą turi 2 metus ir vis dar nėra Europos Sąjungoje. Ar rimtai? Tarsi, čia yra kosmosas. Jo, jie tą pristatė prieš 2 metus šitą funkciją. Duosiu vieną. Va būtent. Ir man bus labai įdomu, ar Google paleis, visų pirma, aš nežinau, kiek bendrai žmonės naudos šitą Google Booką. Aš patikėsiu, kai jiems iš tiesų pasiseks, nes Google tiek jau kartų yra bandę daryti geresnius, aukštesnės kokybės Chromebookus ir niekartai nebuvo sėkminga. Turbūt jau 2 ar 3 bandymai buvo prieš tai. Chromebookai yra labai sėkmingi mokyklose, kai jie kainuoja mažiau negu ten 300 eurų ir veikia tiesiog pasileisti kažkokias mokamasis programas. Puiku, jie niekada neišaugo kažko daugiau. Tai visų pirma, įdomu, ar šitas bandymas bus sėkmingesnis ir žmonės iš tiesų savo darbui pradės naudoti juos kaip savo pirminius kompiuterius. Ir tuomet aš labai tikiuosi, jie paleis tą Europos Sąjungoje ir galės rodyti liežuvį Apple ir sakyti, kodėl jūs dar neturite to Europos Sąjungoje? Būtų kietai, nes irgi eilinis dalykas, kuris būtų naudingas. Jie taip pat pademonstravo vadinamai Quick Access, tai yra, kad atsidarai failus, kurie šiaip turėtų būti irgi telefone ir tiesiai iš telefono gali įterpti failo dokumentą į kompiuterį. Puiku. Man dar buvo įdomi Magic Pointer funkcija, tai yra kaip pelės kursorius. Jie pademonstravo, kad taip paėmus ir pelę pakračius taip. Jinai pradeda rykštėmis žvilgėti ir gali rinkti daiktus aplinkui su ją. Jo, tai iš esmės, pavyzdžiui, esi e-mailę ir tai padarai paskrečinį pelę arba ją pajudini greitai ir įsijungia tokia papildoma funkcija, ką tu nori čia veikti šitame ekrane. Ir gali, pavyzdžiui, pažymėti tekstą ir sakyti iš šito čia mūsų susirašinėjimo įdėk priminimą į kalendorių iš karto automatiškai. Kas, tarp kitko, tiems, kas yra naudoja Copilotą, tai Copilotas Microsoft aplinkoje turi tokių funkcionalumų. Outlook'e, tiesą pasakius, lygiai šita funkcija jau dabar yra, bet, pavyzdžiui, jie pademonstravo, kad naršyklėje galima, toks elementarus pavyzdys, bet man patiko. Esi atsidaręs naršyklę, atsidaręs internete atsitiktinę nuotrauką, kur yra kambario nuotrauka, atsidarai kitą nuotrauką, kur yra tapetas ir sakai, noriu pažiūrėti, kaip šitie tapetai atrodytų ant šitų sienų. Ir jie tai apjungia, Gemini apjungia tai naršyklėje. Nereikia parsisiųsti, nereikia kelti Gemini. Geras. Aš mačiau šitą jų pavyzdį ir mane labai prajuokino to prezentuotojo frazė, kuris tiesiog taip paėmė tos 2 paveiksliukus, galima sakyti, įkėlė į Gemini tą sujungė, tai čia nėra kažkas naujo, tam buvo galima rankomis pasidaryti ir tai sako, na štai, ir viską padariau. Ir aš taip galvoju, ne,
tos sienos vis dar baltos, tau jas iš tiesų reikės išdažyti. Jog Gemini tau su dirbtiniu intelektu sukūrė paveiksliuką, kaip tai atrodys, kai tu iš tiesų dirbsi pusdienį prie to. Va tada jau bus padarytas darbas. Gerai, tebūnė, bet vis tiek, nereikia persiųsti failo, viskas. Taip. Man sutaupo 30 sekundžių, aš sakau liuks. Taip. Kas dar įdomus? Tai dar truputuką Androido funkcijų praleidom, paminėsiu keletą dalykėlių. Tai viena, tai tas jų AirDropo konkurentas, galima sakyti, kuris veikia dabar jau kartu su AirDropu, tai kur galima tarp Androidų ir iPhone'ų dalintis failus paprastai. Jie pristatė, jog visų pirma, daugiau telefonų atsiranda, bet pridėjo per metus gal 4 tik tai naujus modelius. Tai čia tikėtina bus labai lėtas procesas, nes jie pastebėjo, jog tam reikia papildomos plokštės. iPhone'ai turi, galima sakyti, 2 Wi-Fi plokštės ir kai tu siunti per AirDropą, jisai aktyvuoja tokį atskirą naują Wi-Fi tinklą ir dauguma Android telefonų to neturi. Tai užtruks, kol tą galima padaryti, bet jie pristatė siuntimą per QR kodą. Tai jeigu net ir neturi tos plokštės, tai gali parodyti QR kodą ir persiųsti. Telefonų, ar ne? Tarp Android ir iPhone'ų. Šią akimirką tai dar neveikia, ar ne? Ne, čia turėtų, kai išeis tas pasirodyti. Jergo, mano vizija yra 38 metams siūsti failus tarp Android ir iPhone'ų normaliu būdu. Nu, būtent. What? Giriasi, jog migravimas tarp telefonų šitų iPhone ir Androidų turėtų supaprastėti. Čia iš dalies dėka ir ES reikalavimų. Na ir dar viena kategorija, kurią pristatė, yra pokyčiai Android Auto. Tai automobilių sąsaja, kur tas adaptuojasi. Ir didžiausias pokytis yra naujas žemėlapių dizainas. Tiem, kas yra naudoja Apple Maps, tai labai panašiai atrodo, nes Apple Maps irgi buvo anksčiau turėję ir šitas kelio juostas, kur tu matai, kurią juostą tau siūlo važiuoti, ir medžius, kurių iki šiol nelabai buvo Google Mapsuose. Tai visa tai pagaliau ateina į Google Maps ir atrodo labai gražiai. Ir tikėtina, jog pagaliau bus ir Lietuvoje visos šitos funkcijos, nes Google žymiai geresnį informaciją turi. Tai atrodo puikiai. Ir tie žemėlapiai tikrai gerai atrodo, jie tokie 3D erdvė, nebeplokšti, bet 3D erdvė, bet naudotini. Ne per daug užgrūsta, tu gali matyti, kuriame kelio lygyje esi ir panašiai, tai visai laukiu tai išbandyti. Daug jie dėmesio skiria automobilio šitoj multimedijos visam atnaujinimams. Pavyzdžiui, pažadėjau, kad dabar galėsi, jeigu nevairuoji, žiūrėti automobilį per Android Auto YouTube'ą, netgi 60 kadrų per sekundę greičiu. Ir dar patiko, kad jeigu, pavyzdžiui, su automobiliu pajudi iš vietos, YouTube'as persijungia iš vaizdo režimo į garsinį režimą ir tiesiog groja. Ir tai bus mokama, nemokamai versija? Ne, kad nemokama, nes vėlgi tas Android Auto yra toksai, vėlgi automobilio, galima sakyti, beveik lygio operacinė sistema, tai tas turėtų tiesiog atsirasti ir visiems, kas galės mus nuo šiol ir žiūrėti, dubitų savo automobilyje ir kai pajudės iš vietos, persijungs į mūsų paveiksliuką, tik tai statinį ir viskas. Geras, tai puikus dalykas, smulkmena. Be to, kad bus Geminijus šiaip patame Android Auto ir galėsi, pavyzdžiui, paklausti, ar šitas televizorius tilps į mano šito automobilio bagažinę ir tau turėtų automobilis atsakyti taip tilps arba netilps. Tokios smulkus atnaujinimai, bet visai gražus. Tikrai taip. Štai ir praėjome visą Android show. Daugiau informacijos apie bendrai, ką Google pristatys, vėlgi su dirbtiniu intelektu bus po savaitės iš jų I.O. renginio. Tai ten tikrai liaupsinsim Gemini, spėju, bus naujas VO modelis, kaip jie dažniausiai pristato. Manau, daugiau išgirsime apie jų akinius, kurie buvo pristatyti pernai ir dar kol kas neišėję, taip normaliai. Tai tikiuosi bus žymiai daugiau informacijos apie tai. Tai sugrįšime prie Google kitą savaitę, o čia buvo Androidas. Aš vienintelė paskutinė funkcija, kuri tikrai minutę buvo paminėta, bet pause point, sustojimo taškas. Teisingai. Man nustebino pristatyme, tai yra, kad dabar vėlgi visą tai, ką kalbame, bus tik naujausiuose Android telefonuose, Pixel 10, Galaxy S26, bet jie sako, kad bus galima pasižymėti programėlę, tai yra TikToką, Instagramą, YouTube Shorts, pačios įkyriausios, tos, kurių pragarais. Ir prieš ją atsidarant telefonas parodys 10 sekundžių skaitmeninio laukimo kambarį su klausimu, kodėl aš čia esu. Tai yra, ar tu tikrai nori atsidaryti šitą programėlę, gal geriau padaryk kvėpavimo pratimą, gal grįžk prie darbų. Gal paskaityk knygą. Amazing. Aš tai esu kaip mindfulness gerbėjas, aš dėkoju už šitą mažą funkciją. Noriu ją išbandyti. Yra jis nuostabu, kaip telefonai turi kovoti su mumis prieš save, žinai, nenaudok manęs, padėk mane į šalį. Bet aišku, tai labai susiję su dabar vykstančiomis bylomis ir spaudimu, ypatingai iš ES. Šiaip praeitą savaitę pasirodė naujiena, tokia gana abstrakti, kad Europos komisijos vadovai sako, kad darys dar daugiau spaudimo visiems YouTube'ams, Google'ams ir panašiai, kad jie darytų kažką daugiau dėl viso priklausomybių ekranos, ypatingai jaunimo. Tai matosi, kad technologijų kompanijos tai girdi ir kažką bando pasiūlyti.
nors jos pačios yra problemų sukėlėjai. Yep. Šiaip ar taip, Androidas įdomu, keliaujam toliau. Susijusi šiek tiek naujiena. Nuo Google dirbtinio intelekto prie Apple dirbtinio intelekto. Taip, tai mes dabar girdėjome Gemini Intelligence naujienas, o kas turi dar Intelligence? Apple, ar ne? Ir jie 24 metais pristatė savo Apple Intelligence, mes tuomet apkalbėjome, kad wow, labai abstraktu. Laukiame ir nieko nesulaukėme. Ir dabar Jungtinėse Amerikos valstijose pasibaigė konsoliduota byla, ir joje pasiektas Apple ir ieškovų sutarimas $20 milijonų vertės, taikos sutartis, tai sudaro 0,06% Apple metinių pajamų, $250 milijonų. Wow. Jo, jie spausina pinigus, galima sakyti. Iš esmės, ką jie sutarė? Sutarė, kad tai, ką Apple pažadėjo, jie neįgyvendino, ir tie žmonės, kurie pirko iPhone 16 ir 15 telefonus, Max, Pro ir panašiai, Jungtinėse Amerikos valstijose tarp 24 metų tam tikro mėnesio ir 25 metų tam tikro mėnesio gali aplikuoti ir gauti kompensacijas už tai, kad nebuvo įgyvendinta, kas buvo pažadėta. Ir galima gauti suma yra tarp $25 ir $95, priklauso nuo to, kiek žmonių pateiks pretenzijas. Tos išmokos nėra automatinės. Tai... Ir man regis, mums tai negalioja, man čia tik tai Amerikoje. Taip, tai Amerika. Bet įdomu, retai taip vyksta. Man atrodo, Lietuvoje tai pavadintume klaidinančios reklamos nuobauda. Čia buvo didžiausia jų, taip sakant, klaida ir kaltė. Ne tame, jog jie pristatė funkciją, kuri neatsirado, bet tame, jog jie reklamavo prietaisus tos funkcijos pagrindu, sakydami, jog štai jeigu tu nusipirksi iPhone, tu turėsi tokią ir tokią funkciją, kuri išeis jau labai greitai, ir ji niekada neišėjo. Taip, ten buvo konkretus pavyzdžiai, kur aktorė sako, primink Siri, ką man sakė mano kolegė ten tame ir tame e-mailė, ar ne? Ir jie vis nukilnėjo, sako, atleiskit, mes tai pavėlinom, ir atsirado žmonių, kurie padavė tai teismą, tos bylos susijungė ir Apple pralaimėjo, ir tai netaip ir dažnai nutinka programinėje įrangoje. Ir tas labai retai nutinka Apple. Tai, jog jie 2024 metais per WWDC pristatė tuos būsimus Apple Intelligent dalykus, ir dabar mes žinome, jog ten didžioji dalis buvo iš esmės tiesiog nupaišyti ir sugeneruoti video, net neveikiantis kodas, yra labai necharakteringa Apple. Aš labai atsimenu tą emociją, kuri buvo prieš WWDC. Visi žinojo, jog visi tuo metu pristatinėjo, ką mes darysim su dirbtiniu intelektu, ir buvo labai didelis spaudimas, tai ką Apple pristatys. Ir visi šnekėjo apie tai, kaip čia akcijos kils arba kris nuo to, ką jie pristatė, ir iš tiesų jie skyrė gal trečdalį laiko tam, dabar mes žinome, fiktyviam dirbtinio intelekto pristatymui. Tas spaudimas, taip sakant, jiems tikrai, davė per galvą, ir jie padarė sprendimus labai necharakteringus jiems, ir dabar moka baisią sumą, 0,06% metinių pajamų. Bet šiaip įspūdinga. Aš nemanau, kad šitas Gemini Intelligence yra pliusas Google'ui ir Android'ui. Man atrodo, jie, nebent vėlgi po pusės metų sugrįšime ir paaiškės, kad nieko, ką jie pristatė, neveikia, tai bus didelis irgi flopas, bet kitu atveju tai jeigu bent pusė veiks, jau bus visa galva aukščiau negu Apple. Jo, ir vien tas signalas, jog Apple licenzijuoja Google modelius tam, jog jie būtų Siri pagrindas, rodo, jog Apple yra taip toli nuo tų savo pažadų, kuriuos davė prieš 2 metus. Taip. Kita, ne visai susijus naujiena, judėkime toliau. Gandas yra įdomus, apie jį mes jau kalbėjome, jis jau sklando nuo 24 metų, bet dabar jisai taip stipriau gandų lygyje pasklido, kad naujausi AirPodsai pasiekė vėlyvą įkūrimo etapą, ir kai pasirodys nauji AirPodsai, jie turės kameras viduje, tai yra ausinėse. Po vieną kamerą vienoje ausinėje, dėl to jie turėtų būti ilgesni negu dabartiniai. Kamerai veikiant turėtų šviesti maža lemputė. Iki galo dar nėra gandų išsiaiškinta, kągi ta kamera darys. Spėliojama, kad tai nebus skirta tiesiog daryti nuotraukom, ar ne, atostogų nuotraukom ir panašiai. Jinai bus skirta labiau Siri ir dirbtinio intelekto asistentui, kad, pavyzdžiui, kalbama bus galima sakyti, kokį aš patiekalą galiu pasigaminti iš šitos dešros ir šito batono. Pavyzdžiui, arba gal šiek tiek gudresnis pavyzdys man labiau patikęs, jeigu tu turi nusistatęs lokaciją žemėlapyje ir tiesiog eini mieste ir kameros atpažįsta, kad tu jau esi čia prie, Gedimino paminklo ir tau reikia sukti dešinę ir sakys, čia jau sukti dešinę, nes mato to aplinkos vaizdą. Yep. Tai įdomu. O dabar aš papasakosiu Jono teoriją, kur aš pakankamai esu net
daug statyčiau, jog taip ir bus. Na. Visi labai paprastai mano, jog, tai bus tiesiog paprasta, taip sakant, optinė kamera stebėti pasaulį. Ir tuomet visiems kyla klausimų, o tai kaip su mano ilgais plaukais, jį nieko nematys, nes AirPodai yra paslėpti po plaukais ir taip toliau. Mačiau vieną tokį neoficialų gandą, apie tai, jog galbūt kamera net nebus optinė, bet labiau infraraudonųjų spindulių. Tai išspręstų tai, jog kas su plaukais, nes gali tiesiog infraraudonieji, taip sakant, pereiti per visą tai ir matyti pasaulį galbūt be spalvų, bet galbūt labiau peršviečiama ir taip toliau. Ir tada aš tą sujungčiau su viena naujiena, apie kurią trumpai buvome pasakoję, jog Apple prieš kelis mėnesius, prieš 4 mėnesius nusipirko kompaniją Q.ai sumokėdami $2 milijardus. Ir Q.ai specializavosi balso, arba galima sakyti, nežinau, žodžių nuskaitimui iš žodžių žiaupčiojimo. Ta prasme, jog tu tiesiog... Iš lūpų judesių. Tu tiesiog judini savo burną, lyg tu kalbėtum tuos žodžius, bet iš tiesų garso neleidi ir jis turėjo gana neblogą transkripciją. Ir čia ta infraraudonųjų kamera nuskreipta iš esmės į tavo veidą, tau leistų diktuoti be balso. Jinai tokiu šiek tiek kreivų kampų matytų mano storą žandą, bet vis tiek iš to būtų jai pakankamai, kad galėtų suprasti, ką aš sakau, ar ne? Tai va, aš manau, jog visi galvodami apie tai, jog čia, kokias nuotraukas padarys ir kaip jisai matys ten kokį nors sumuštinį, aš manau, čia visai ne apie tai. Čia yra apie tylų diktavimą ir apie tai, jog tu galėtum tiesiog, vėlgi, neleisdamas garso diktuoti. Taip, nes yra visa diskusija, aš manau, kuri kils, tai yra kameros ant tavo ausų, ar ne? Ar tu nori, kad žmogus vaikščiotų su 2 kamerom į tave atsuktom? Šitą diskusiją tikrai Apple ją turės ir kažkaip išgyventi. Kiek tos kameros, ką jos fiksuoja, ar jos visą laiką fiksuoja, kur... Ir jeigu nukreiptai tavo žandą, iš karto yra mažiau problemų. Taip, aš manau, kad čia atrodo, tokia būtų Apple logika ir noras, kad aš manau, jinai nenori pasyvios viską stebinčios aplinkui kameros, nes čia yra, oh my god, skeptiškumas tam yra didelis, tikrai. Dar beje, yra šalia spėliojimų, kad tai bus kažkokios sporto funkcijos, ar ne, nežinau, ten ta kamera padės stebėti kažkokiu būdu, gal šalia kiti jutikliai padės stebėti ten širdies ritmą dar kažką. Tai čia labai daug ką gali daryti, nes vėlgi su infraraudonųjų kamera tu gali stebėti kraujo vaikščiojimą po odą. Ir tuomet iš to tu gali stebėti vėlgi žymiai daugiau signalų apie tavo, nežinau, intensyvumo ritmą ir taip toliau. Galbūt net širdies ritmą tokiu būdu. Jie dabar jau turi širdies ritmą matavimą, bet daugiau gali sekti dalykų. Tai vėlgi, man atrodo, visi tie, kas sako, jog, čia darysime nuotraukas, kurios atrodys labai keistai iš šono, manau, kad ne apie tai. Pala, gerai, bet ta kamera nukreipta į mano žandą, jinai galės, tarsi, aš turėsiu garsiai pasakyti kažką, ar aš galėsiu be garso... Aš manau, kad galėsi be garso šnekėti. Aš galėsiu be garso šnekėti ir kalbėsiuosi su savo... Manau, kad taip. Aš manau, jog tokia yra vizija. Rimtai. Nu, gerai. Čia drąsus mano spėjimas, bet aš taip buriu ateitį. Įdomu, aš jau laukiu, kaip troleibuse žmonės. Žiaupčiotojų kraštas bus. Šiaip įdomu. Visiškai smulkmena, bet jeigu kažkam aktualu, šiaip šią akimirką su AirPods'ais galima padaryti nuotrauką per iPhone'ą, galima įsijungti funkciją. Taip, žinau. Jokinga funkcija, bet šiaip gali pasidaryti nustatymuose, kad pastatai telefoną ir spusteli AirPods'ą ir telefonas padaro nuotrauką. Tai čia šiaip įdomus faktas. Gerai, kalbant apie kūrybingus sprendimus, tokius kaip Apple čia padarys arba nepadarys, laikas paminėti ir mūsų šiandienos rėmėjus, tai yra Vilnius Tech, geri mūsų draugai, vasara artėja, jeigu galvojate studijuoti, tai pats laikas išgirsti apie tai, ką noriu papasakoti, nes Vilnius Tech yra universitetas, kuriame studentai mokosi per eksperimentus, tyrinėjimą, klysdami ir žaisdami bei kurdami. Pasakoju jau ne vieną pavyzdį, ką jie yra sukūrę apie dronus ir panašiai. Dabar štai galime parodyti pavyzdį viena antrkursė Vilnius Tech sukūrė ir pagamino edukacinį stalo žaidimą, kuriame mokaisi elgtis ekstremaliose situacijose, ką daryti pirmosiomis 72 valandomis po kažkokios krizinės situacijos, kokias žinias turi įgauti, kaip elgtis, kaip išgyventi ir panašiai. Ir tai jis padarė išpjaunant su lazeriu iš medžio gabaliukus. Ir tai yra antrakursis kūrinys. Galite matyti ekrane, kaip tai atrodo. Kitas pavyzdys yra apie tai, kad linkmenų fabriko
studentai sukūrė, Vilnius Tech studentai sukūrė linkmenų fabriko virtualų dvynį, tai yra su BIM-u, kaip BIM-as šifruojasi, jisai šifruojasi BIM-as, ar visi vadina BIM-u? Aš nežinau iš viso, apie ką tu kalbėjai. BIM-as tai yra ta programa, kur gali kurti tokį architektūrinius sprendimus, bet kartu ir jų inžineriją. Tai yra, gali parodyti pastatą, bet ir jame sukūrė visą lietaus, šviesų sistemas ir panašiai. Ir studentai varžosi, kas padarys tikslesnį, geriau realybę atspindintį projektą BIM-e. Žinau, kad BIM-e, nežinau kaip vadina, mes patys studijų metais vadinom tik tai BIM-u. Žodžiu, tai linkmenų fabriko šitas modelis yra šiais metais pripažintas geriausiu, laimėjo BIM metų projektą Lietuvoje ir Vilnius Tech studentai šiame konkurse laimėjo 3 metus iš eilės. Tai tokių įdomių dalykų mokosi Vilnius Tech. Jeigu jums aktualu, jeigu turite draugų, kurie nori studijuoti, tai suskubkite, nes iki birželio 15 dienos vyksta išankstiniai įstojimai. Ir jeigu dalyvauji jame, turi didesnius šansus įstoti į nemokamą vietą. Kaip visuomet, daugiau informacijos turim aprašyme. Paspauskit, pažiūrėkit, kokios studijų programos. 100 metų ir aš nežiūrėjau, kas ten naujo, ką ten galima išmokti, reikės paspausti ir pažiūrėti. Tai va, Vilnius Tech, o mes judam toliau. Su naujienomis Jonas nori perspėti ir pagazinti mūsų visus, kad šiais metais bus labai daug įsilaužimų. Bus ir jau dabar vyksta jų. Tarsi, kas seka, nežinau, kaip kas vyksta naujo technologijų pasaulyje, ypač vėlgi tarp programuotojų, tai kiekvieną savaitę yra po vis didesnį ir didesnį kokį nors įsilaužimą, kas šiuo metu dabar net labiau vyksta tokiais programiniais paketais, kur kažkas suranda būdą, kaip užnuodyti kažkokį programinį paketą, jį parsisiunčia labai daug programuotojų, kurie galbūt leidžia savo paketus ir tada tokiu būdu sklinda tokie kirminai, kurie potencialiai vagia labai daug informacijos. Galbūt jeigu tavo kompiuteriai yra kažkokie API raktai arba prisijungimai prie kažkokių serverių, jisai gali tai paimti ir nusiųsti tą toliau. Tai to labai daugėja ir prie to smarkiai prisideda dirbtinis intelektas. Ir bendrai mano spėjimas yra toks, jog šie metai, manau, bus rekordiniai bendrų įsilaužimų kiekių, nes kiekvienas toks sėkmingas įsilaužimas, jisai leidžia tiems hakeriams vis daugiau ir daugiau eiti į dar daugiau sistemų. Tai akceleruoja tai, o patys dirbtinio intelekto modeliai, jie prie to labai padeda ir prisideda, nes jie darosi labai geri programuotojai, įskaitant virusų programuotojai. Ir aišku, Claude nėra išleidę savo Mythos, kuris teoriškai yra pats pavojingiausias. Bet net ir be Mythos matosi, kiek daug dirbtinis intelektas padeda kurti virusų. Ir viena iš tokių naujienų, Google turi tokį savo grupę, kuri stebi potencialiai naujas atakas, kurios vyksta internete, ir pastebėjo, jog gegužės 11 dieną aprašė pirmą jiems pastebėtą atvejį, kur dirbtinis intelektas sukūrė taip vadinamą Zero Day ataką. Tai yra kažkokia sistemos pažeidimą, kuris nebuvo žinomas iki tol. Ir kodėl jie beje atpažino, jog tai yra su dirbtiniu intelektu sukurta ataka, nes jie aptiko jos kodą ir tas kodas buvo labai gražiai uždokumentuotas, paaiškintas, o čia štai eilutė daro tai ir tai, su net įvertinimais kažkokiais išhaliucinuotais ir taip toliau. Tai ir pabaigoje buvo eilutė, ar norėtum, kad prie to pridėčiau rizoto receptą? Ar norėtum, kad surašiau tau dar kažką šalia? Ar norėtum, kad šalia Trojano viruso pasiūlyčiau ir dar kokį nors įdomesnį virusą? Jo. Hanta virusą. Tai vėlgi. Oi, gal supratau. Tai jie pasibėjo, šiaip tai normaliai hakeriai nekomentuoja savo kodo, jie nerašo labai gražiai. Neturi tam laiko, man. Neturi laiko, tai čia akivaizdu, jog dirbtinis intelektas tą parašė ir bendrai analitikai tą komentuoja. Tai CrowdStrike sako, jog dirbtinis intelektas leido padidinti atakas šiais metais 89%, beveik dvigubai. IBM skaičiuoja apie 44% augimą apie tai, kiek yra naujų atakų. Žodžiu, to labai daugėja. Ir šios savaitės dar turbūt didžiausia ataka buvo, jog į visą tą jau programuotojus nutaikytą atakos vektorių pateko labai populiarūs paketai vadinami TanStack. Kas daro bet kokį webo frontendą tikrai žinos TanStack, nes jie turi labai populiarų React routerio tokį paketą, kurį per savaitę prasiunčia 12 milijonų programuotojų. Ir čia prieš kelias dienas 42 jų paketai buvo nuhekinti, juos buvo įdėtas toksai pavojingas paketukas, kuris jeigu per 26 minutės, kada tie paketai egzistavo internete, tu parsisiunti tą paketą, tai aš nežinau, nebeišskalbsi, tiesą sakant, savo kompiuterio niekaip. Jis manau, kad nuskaitė visus duomenis ir juos įkėlė į jų serverius, tai reikia pakeisti visus raktus, pakeisti visus prisijungimus, be šansų. Tartume, jau verta nurašyti visas sistemas, taip sakant, prie kurių turi kažkokį prisijungimą, jie net palieka tokį
vadinamą dead man switch arba API stebėtoją, kur tavo kompiuteryje palieka mini procesiuką, kuris stebi, jog jeigu tu atšaukiai tuos API raktus, jie tiesiog ištrins savo visus duomenis. Net nebandytum to daryti. Wow. Žodžiu, blogio paketai, nuo to nukentėjo Blogio paketai. Nuo to net nukentėjo Europos dirbtinio intelekto kompanija Mistral, kuri per tas 26 minutės susinstaliavo vieną iš jų paketų ir laikas jiems, taip sakant, irgi išsiplauti visas sistemas, nes čia nieko nepadarysi. Tai, žodžiu, situacija blogėja, jeigu jūs naudojate bet kokius interneto paketus, vibe codinat net programas, tai reikia labai atsargiai pradėti tai žiūrėti, nes išvalyti savo sistemą nuo to praktiškai bus neįmanoma, jūs tikėtina prisidėsite prie dar daugiau atakų. Ir vienintelis būdas, manau, kaip to išvengti ir ką aš pats darysiu, tai yra visom sistemom, kurias kursiu, naudoti bent 7 dienų senumo paketus. Jog duoti tą 7 dienų langą ir dauguma tų paketų programų leidžia užstatyti tokį filtrą, tai jeigu dirbate, tai per visas įmonės, per visus savo programuotojus įveskite šitą taisyklę, nes bet kurią minutę gali būti naujas paketo atnaujinimas su tuo kirminu, kuris tiesiog nusirptų visus prisijungimo raktus ir potencialiai sulaužytų jūsų sistemas. Tai čia rimta, susirūpinkite ir pradėkite rimčiau žiūrėti, nes šie metai, manau, bus chaosas. Bet čia tu irgi su tokia idėja, kad tikiesi, kad per 7 dienas kažkas ras tą spragą, kažkas tai sutvarkys. Man viltis suteikia tai, jog vėlgi per 26 minutės buvo rasta ta spraga šitame populiariame pakete, nes tie patys dirbtinį intelektą jie ir analizuoja ir bando atrasti tuos naujus hackus ir juos randa, bet tiesiog reikia apsisaugoti nuo jog tame trumpame lange tu nesuinstaliuotum. Nes prieš tai dar šitoje atakoje net patys OpenAI nuo to nukentėjo. Buvo kodekso versija, kuri buvo su šitu pačiu kirminu. Ir tuomet jie siuntinėjo laiškus visiems, kas turi kodekso programas, sakydami, atsinaujinkite, nes galbūt jūsų kompe yra virusas. Tai labai problematiška. Bandykite keisti savo darbo procesus, nes šie metai bus chaosas. Jo, ten gali prisiskaityti straipsnių antraščių, kažkur bandau surasti tą konkretų skaičių, bet buvo rašyta, kad berods Mozilla ar Firefox'as ar kitos naršyklės, kai jos panaudojo Anthropico Mythos šitą modelį, randa ten kelius šimtus saugumo spragų ir kažkuri iš naršyklių rašė, kad su šituo Anthropico modeliu per porą mėnesių užklijavo daugiau saugumo spragų negu per praėjusius 12 metų. Yep. Per 2 mėnesius, ar ne? Tai vėlgi, šie metai bus chaosas, kosmiškas chaosas. Tai kas tik tai kuria programinį įrangą, pasiruoškite tam. Geras. Gerai, kita tema, kuri šiaip Jungtinėse Amerikos valstijose spaudoje labai plačiai apkalbama, pas mus gal mažiau, tai 2 milijardierių teismo procesai. Elonas Muskas su Samu Altmanu bylinėjosi šiuo metu ir esmė yra tokia. Elonas Muskas sako, kad aš daviau labdaringą investiciją nepelno siekiančiai organizacijai OpenAI, įsteigta 2015 metais, tikslas kurti dirbtinį intelektą visos žmonijos labui. Ir sako, o jie tie blogiukai padarė iš viso to pelno siekiančią kompaniją ir pasipelnė. Samas Altmanas, atstovaujantis OpenAI, sako, Elonas tiesiog kišo pagalius savo konkurento į ratus, kol pats stato dirbtinio intelekto startuolį kompaniją XAI. Tad šią akimirką jie vis dar bylinėjasi. Tai spaudai, aišku, smagu ir šiaip stebėti 2 milijardierius, kaip pykstasi ir kalbėti nuo to, kaip jie apsirengė ir su kuo atvažiavo į teismą. Aha. Jau 3 savaitės vyksta šitas teismas. Ir iš esmės, kol kas mažiausiai yra teisėjos atmestas kaltinimas, kad Samas Altmanas kažkokį padarė sukčiavimą finansinį schemą ir panašiai, nes tą atmetė, bet dar liko 2 kaltinimai. Tai yra, kad breach of charitable trust, angliškai tai vadinama, tai yra Muskas teigia, kad jo aukos buvo skirtos labdaringai tikslui, bet pinigai buvo nukreipti į komerciją be jo sutikimo. Ir antras yra unjust enrichment, tai yra, kad Samas Altmanas, Brockmanas ir kiti Microsoft'o žmonės praturtėjo iš Musko įnašų, kurių paskirtis buvo kita. Microsoft yra bendra atsakovo šitoje byloje. Ir Muskas reikalauja $150 milijardų žalos atlyginimo
Tačiau kol kas, tiesą pasakius, visi vertina, kad netiek ir daug šansų yra Muskui laimėti šitą bylą. Kadangi tie kaltinimai, iš vis reikėtų atsiminti, Muskas prieš porą metų padavė juos į teismą, tada staiga atsėmė kaltinimą, nes jis buvo labai abstraktus. Labai jaučiasi netgi iš teismo tų aprašų, kad Muskas yra piktas ant Samo Altmano idėjiškai. Ir netgi teisėja turėjo jam ir jo advokatams priminti, kad čia nėra teismas apie tai, kaip dirbtinis intelektas ateityje užvaldys ar neužvaldys žmoniją ir kas yra teisus dirbtinio intelekto vystyme. Ne apie tai. Labai perina į vertybės filosofiją, potencialią riziką žmonijai, kur iš tiesų, jeigu nori spręsti, tai reikia spręsti labai konkrečias problemas, ar buvo neteisingai panaudotos investicinės lėšos, ar taip toliau. Ir kol kas gana sėkmingai Samas Altmanas ginasi, jie sako, kad jo advokatai sako, kad pats Muskas pripažino, kad OpenAI yra konkurentai, tai ir tuo labiau dar yra pacituojama, kad Muskas vienu metu norėjo investuoti į tuomet, kai OpenAI jau buvo pasiskelbę kaip esantis pelno siekiantis ir jis norėjo būti bendra investuotojas. Tai pala. Tu nepritari tam, bet nori tai investuoti. Man tai dar patinka tokia smulkmena, kad kadangi vyksta šitas teismas, yra paviešinti tam tikri susirašinėjimai, pavyzdžiui, Samo Altmano ir Mira Murati, svarbaus žmogaus OpenAI, ir kai 23 metais Altmanas buvo netikėtai atleistas iš OpenAI valdybos. Mes turėjome labai gerą epizodą apie visą tą dramą. Taip, ten buvo tokia 3 dienų savaitės drama. Yra visas SMS-inimas apie tai ir panašu, kad Mira Murati, būdama valdyboje, nutekinėjo informaciją. Samas Altmanas rašo, kas ten vyksta, ką ten kalbatės, čia viskas bus blogai, ir Mira Murati rašo, žinok, viskas labai blogai. Jie čia sako, ką čia nori padaryti, sako, tave nori išmest. Jis sako, gal man reikia ateit čia? Sako, nieks nenori, kad tu čia ateitum. Žodžiu, įdomu skaityti šiaip tų įtakingų žmonių susirašinėjimus, jie tokie žmogiški ir supranti, kad kiek visko daug vyko tomis valandomis. Jo, būtent iš tos pusės, būtent kaip tai atrodė tas muistymasis, nes mes matėme iš išorės, jog kažkuriuo metu iššoko Microsoftas, sakydami, jog mes nupirksime OpenAI, vėliau OpenAI suprato, tai mes norim susigrąžinti, buvo labai daug tokio muistymosi pirmin atgal ir matyti tas žinutes iš to laiko yra tokie juokingi žmonės, iš tiesų yra visi žmonės. Jo, tikrai liūdni ten emodžiai vaikšto ir panašiai. Ir iš šito formato atsirado labai geri memai, kur tiesiog Samas Altmanas susirašinėja su ChatGPT ir sako, tu mane mylėtume, jeigu aš būčiau sliekas, ir ChatGPT man atsako, būk normalus, Samai. Jo, bet šiaip tai tame iš tikrųjų daug dramos, šiaip, nežinau, aš tai pats dviprasmiškai jaučiuosi gana, nes iš tikrųjų pradžioje OpenAI deklaravo, mes esame non-profit, nepelno siekianti, visiems linkinti gero ir staiga tapo pelno siekiančia. Ir jeigu tu investavai į tai ir tikėjasi kažko gero, tai tu esi apgautas. Tik tai ar tu būdamas Elonu Musku nenujautai, kur visą tai eina ir nežinojai, ir ar pats nenorėjai, kad tai būtų komerciškai sėkminga kompanija? Jo, ir ar tavo paties vertybės nesikeitė eigoje, nes vienai buvo prieš ChatGPT, kai mes tiesiog galėjome svaigti apie, vieną dieną bus tenai sąvaržėlių fabrikai. Ir taip. Kol viskas buvo teoriškai. Ir tuomet kažkuriuo metu tai tapo realia praktika, realiu verslu ir staiga net tas pats Muskas sako, tai gal aš investuosiu dabar jau ir pelno siekianti. Na tai žmonių vertybės keičiasi eigoje. Ja, tai teismas nustato, kas kaltas ir nekaltas, bet jeigu klaustumėte manęs, aš tai manau, kad Elonas Muskas pirmiausiai pyksta ir kenčia dėl to, kad jis nedalyvauja šitame vakarėlyje, nes jis prarado kontrolę viso OpenAI ir dabar yra už borto, nors vienu metu jisai ten bandė įsiderėti ir bandė nusipirkti 90% kompanijos akcijų, o dabar jis yra už borto ir tam tikras, kai kas išvelgia tai ir kerštą jam. Ja, ir galima net trumpai paminėti tai, jog kiek jis dabar yra už borto ir kiek jam nelabai sekasi su XAI, išnaudojimu rinkoje, tai jog jis turi pakankamai kompiuterinių pajėgumų tam, jog išnuomoti juos Anthropic. Taip, nemaža naujiena praeitą savaitę, kad Anthropic iš esmės perka XAI skaičiavimo pajėgumus, tai yra visa Colossus vienas duomenų centro skaičiavimo pajėgumus, ant kurio runins, tai yra veiks, ant kurio Claude, kuris pastarąsias kelias savaitės, kaip mes kalbėjome ir žmonės skundėsi, turėjo nemažai apribojimų, panaudojo 3 kartus, užduoda klausimą ir pasibaigė kreditai. Vakar ruoždamasis laidai vėl po vieno klausimo, jis net vieno klausimo nesugebėjo atsakyti ir vidury jo atsakinime man pasakė, susimokėk daugiau. Wow, tai yra ant mokamo plano.
Šiaip tais įdomu, aš tai manau, šitas iš tikrųjų susitarimas yra naudingas abiem kompanijom. Viena turi didžiulį poreikį ir naujų vartotojų antplūdį, kurio negali patenkinti ir jiems reikia ant kažko varyti savo dirbtinio intelekto įrankį. Kitie nelabai turi ką veikti su savo didžiuliais duomenų skaičiavimo pajėgumais. 220 000 NVIDIA grafinių procesorių yra Colossus 1 duomenų centre, 30 000 naujesnės kartos Blackwell lustų, tai įsivaizduokit, vienas H100 NVIDIA lustas šiandien kainuoja apie $25 000, tai čia yra, didžiulės sumos, didžiulės investicijos, neskelbiama, kiek Anthropic sumokės už tai SpaceX'ui, bet jisai ruošiasi IPO, tai jiem papildomi pinigai tikrai bus į naudą. Jo. Ir šią akimirką jau visi kreditai, limitai yra padidinti Pro, Max ir kitiems planų turėtojams. Jo, aš tik tai pastebėsiu, jog ne visai. Ne? Ne visai. Kaip tai? Labai reikia atidžiai skaityti, ką jie konkrečiai padidino. Nu. Jie padidino 5 valandų limitą, ne tavo viso plano limitą. Ai, taip, per 5 valandas kiek gali panaudoti. Būtent. Tai, taip sakant, tu vis tiek išnaudosi, jeigu, tarkim, tavo limitas buvo, jog tiesiog tu išnaudodavai savaitės visus limitus, kas man labai dažnai nutikdavo, tai tu galėsi tiesiog greičiau tą padaryti. Greičiau sudeginti tos kreditus, ne per mažesnį kiekį langų. Bet vis tiek kol kas bendro pajėgumo nepadidino, tai kai žmonės kalba apie tai, jog Colossus jiems tiesiog duoda daugiau skaičiavimo, jas suteikia jiems didesnį buferį, jog tiesiog vienu metu daugiau žmonių gali naudoti, bet tai nėra, jog jiems staiga tiesiog prideda daugiau skaičiavimo galimybių. Ai, tai aš kai pasieksiu limitą, tai pasieksiu visos savaitės limitą? Jep. Nebe dienos limitą? Jep, būtent. Už tai man dabar tas limitas nepasiektas kol kas, nes aš tai galvoju, naudoju, kaip čia gerai, 4,7 modelį, nieks manęs neblokuoja. Jo, tai va būtent, ir kai jie kalbėjo, mes padviguminam, visi plojo katutėmis sakydami, pagaliau pasivys tenai Codex limitus. Ne visai, tiesiog leis greičiau sudeginti tuos limitus, kuriuos turi. Ok, gerai, vis tiek žmonės, kad ir to norėjo, aišku, tai yra, ne tiek daug, kiek mes norėjome. Jo. Man įdomu pastebėti, kad šiaip biznis yra biznis, nes Muskas dar šį vasarį savo X tinkle rašinėjo, pavyzdžiui, Anthropic nekenčia vakarų civilizacijos, dėjo juos į šuns dienas, o dabar galim paskaityti jo tweetą. Praleidau nemažai laiko su Anthropic vyresniaisiais darbuotojais ir esu sužavėtas. Jie labai kompetentingi ir jiems labai rūpi pasilgti teisingai dirbtinio intelekto srityje. Ir sakė, neva išnuomodamas šitas dirbtinio intelekto visą duomenų centrą, sakė, mes pasiliekame teisę atsimti skaičiavimo pajėgumus, jei Anthropic pradės kenkti žmonijai. O Anthropic paskelbė, kad mes kartu su SpaceX šiai prisidėsime ir bendradarbiausime, kurdami tuos dirbtinio intelekto pajėgumus kosmose. Konkreti frazė buvo parodė susidomėjimą. Jam yra taip svarbu, jog kas nors parodytų susidomėjimą jo serveriais kosmose. Guys, norit duomenų centrų kosmose? Kas nors norit? Žinai, prie šito dar vieną anekdotą, vieną sakinę papasakosiu šitos savaitės, prie Anthropic ir visų. Tai Baltieji rūmai, kurie su Pentagonu nustatė, jog štai Anthropic yra supply risk rizika ir jų negalima jokioms agentūrams naudoti, nes dangau jie kenkia visai šaliai. Pirmoji amerikiečių kompanija, kuri yra supply chain risk. Teroristai realiai. Jo. Tai dabar Axios duomenimis Baltieji rūmai rašo instrukcijas agentūrams, kaip apeiti jų pačių šitą draudimą ir žymą ir gauti prieimą prie Claude Mythos modelio. Tai anekdotas prie anekdoto. Yra toks, atsiprašau, negražus pasakymas, mentalinė masturbacija. Tai čia jie ir užsiėma, tiesą pasakys, Baltieji rūmai, neatsiprašau, bet tarsi uždraudi ir tuomet supranti, kad gal ir pasikarščiavai ir šitais man pačiam reikia tai naudoti, tai jūs gal ir teroristai, bet žiūrėkit, tyliai sėdėkit. Kaip naudotis teroristų paslaugom? Jo. Visai juokinga. Galim užbaigti dar vieną verslo istoriją, nes šią savaitę tiek Anthropic, tiek OpenAI padarė labai panašų strateginį veiksmą ir įkūrė po dukterinę įmonę, kurių dėmesys bus diegti dirbtinį intelektą į kitas įmonės. Konkrečiai tą pradėjo Anthropic gegužės 4 dieną. Jie įkūrė bendrą įmonę su Blackstone ir Goldman Sachs ir dar kitais, tai vadinama, privataus kredito įmonėmis, kurios investuoja į labai daug kitų pagrindė amerikiečių įmonių. Ir ką matė Anthropic, jog štai mes turime puikus įrankius, bet verslai
galbūt paeksperimentuoja su kažkokiais pilotais, pabando kažkokią technologiją, bet nėra, jog labai pradeda aktyviai mus naudotis, būtų labai smagu, jeigu pradėtų naudotis. Tai kažkokiu būdu, taip sakant, dalinsis tą pelną, nes, kaip suprantu, tie privataus kapitalo visokios įmonės, kaip Goldman Sachs, eis į savo portfelio paketų įmonės ir sakys, štai mes turime naujus draugus Anthropic, kurie nori, jog naudotumėtės jų paslaugomis. Ir jie jums atsiūs inžinierių, kuris galės jums papasakoti, kaip prijungti prie jūsų sistemų, kaip edukuoti jūsų darbuotojus ir taip toliau. Ir po to po savaitės, gegužės 11 dieną, labai panašų veiksmą padarė OpenAI. Jie įkūrė OpenAI Deployment Company, kuri irgi partneriauja su privataus kapitalo įmonėmis, irgi turi labai daug inžinierių, kuriuos siūs tiesiai į kitas įmonės padėti tiekti dirbtinio intelekto sprendimus. Ir taip atrodo formuojasi gana net tokiais senoviniais verslo metodais. Tiesiog tu eini į savo klientų įmonės, konsultuoji jiems, kaip čia dabar kažką padaryti, nes nebeužtenka tiesiog duoti API ir sakyti, va, žiauriai geras dalykas. Kas šiaip šitą idėją kabėjo ore jau seniau, OpenAI ir apie tai irgi kalbėjo. Aš manau, tame yra ir reklamos ir rinkodaros, nes tai yra būdas pasiūsti, su visą pagarbą, galbūt ir praktikantą ir sakyti, štai kaip jūs galite naudoti iš savo kompanijoje. Būdas įdarbinti visus konsultantus, kurie praranda darbą dėl dirbtinio intelekto ir jie vėl turi darbą ir gali ateiti sakyti, na gerai, dabar mes analizuosime jūsų įmonės procesus, kad suprastume, kur galima panaudoti tą Anthropic ar ChatGPT jūsų įmonėje. Ir be abejo įsivaizduoju, kad jie turėjo spaudimą tam, nes įsivaizduoju, koks nors viceprezidentas ten kažkokios kompanijos sako, jūs gal turite kokį nors kolegą, kuris čia mums atsiųskit, mes čia norim naudoti, bet nieks nežino, kaip čia norim būti pirmi, susimokėsim jum, bet nežinom, ką daryti. Tai dabar jie turės kareivukų, kuriuos galės pasiūsti ir jie mokys. Nežinau, tame man šiek tiek tokio pardavimiškumo, bet... Įdomu visgi yra tas pats formatas, jog abi įmonės įkūrė po dukterinį įmonę, tą nedaro kaip pagrindiniu tipo savo įmonės formatu ir pelną matuos irgi atskirai ir dalinsis jį su šitais konsultacijų ir privataus kapitalo įmonėmis. Tai bandys, taip sakant, šitą konsultacinė organizacija būti pelninga savaime, vien iš konsultavimo paslaugų. Tai naujas formatas, bet jie sakant, labai senas formatas, klasikinis, kaip atvesti verslą prie tavo naudojimų, bet turbūt to reikia dabar. Na gerai, sėkmės jiems. Yra tikrai ką veikti šitoje srityje ir daug kas nori sužinoti, kaip naudoti dirbtinį intelektą ir tikrai yra ką ten paaiškinti. Tai tikriausiai čia ir sustojame, ar ne? Šiandien Dubitai sako tiek, ačiū Jums, kad klausotės, susitikime komentaruose ir susiklausysim po savaitės, grįšim su kitom naujienom. Sakom, iki čiau. Ata. Biau. Du bitai. Du bitus remia Vilnius Tech.